ir atnešė šią kompaniją į mūsų Lietuvą. Ir tikrai nesigailiu, žinokit, nes tokie produktai aš irgi paėmiau tik pabandymui, kaip ir Rima pasiūlė, nes pasidariau folio tyrimą, kuris parodė iš tikrųjų, žinokit, tokius baisius rodiklius, kad aš pati nepatikėjau, nes buvau persirgusi COVID-u ir žinoma buvau pasiskiepinus 3 skiepais, tai reiškia viskas aišku, kokia organizmo būklė galėjo būti. Ir kaip aš pradėjau valytis, pradėjau nuo Greenmaxo ir pradėjau valytis pirmiausiai tai žarnynas, žinoma, ir taip valėsi tikrai stipriai. Tiesiog aš iš pradžių kažkaip pagalvojau, žinot, eini į tualetą dažniau, bet kas ten išeina, tai kažkaip ir nepagalvojau, kad reikia pažiūrėti. Ir vieną kartą taip atsitiktinai kažkaip galvoju, reikia pažiūrėti, kas čia dabar taip, iš kur čia tiek daug visko. Ir kaip aš pažiūrėjau ir kai pamačiau, kas ten dedasi mūsų žarnyne, tai žinokit, tiesiog, baisu pasidarė. Po to, po kažkiek laiko man pradėjo valytis plaučiai. Tai valėsi, žinokit, apie 2-3 mėnesius, tai tikrai, kaip sakoma, per visus galus ėjo valymas. Ne tik per žarnyną, bet ir plaučiai valėsi. Tiesiog toks buvo turinys, tiesiog nežinau, kaip jums pasakyti, toks atsikosti, tai tokiais baltais, kaip vos ne kaip nutirštas kažkoks skystis. Tai kosėjau, kaip ir sakiau, 2-3 mėnesius. Po to pajungiau, aišku, geriau ir Blue Maxą, ir Mi Maxą. Pas mane langas atidarytas, čia labai triukšmas. Ir žodžiu, ir man tas pats irgi taip viskas pradėjo, pasitvirtino visi produktai, nes, kaip ir sakiau, tokių kaip ir problemų aš pati nemačiau ir nejutau, tik tais tiesiog valymas jis vyko. Bet kas dar svarbiausia, mano vyro buvo labai aukštas spaudimas, būdavo nuo 210 iki 220. Nespėdavau, nuvežu į ligoninę, žinokit, į polikliniką, į priimamą į vakarę ir, jie suleido lašelinę sulašino arba netgi tik vaistų ir paleidžia, parvežu už valandos vėl atgal į ligoninę. Ir kaip tik aš jam pradėjau duoti Blue Maxą, nes kaip ir patariama, kad širdies problemas tvarko Blue Maxas. Ir žinokit, nuo tos dienos iš tikrųjų pasitaisė spaudimas, susitvarkė tiksliau. Pradėjau jis kaip ir matuodavosi, nes jau nereikėjo tiesiog matuotis, jaučia pagal save, kadangi susitvarkė spaudimas ir viskas normaliai. Ir dabar, kaip ir dabar, pasimatuoja visada 120, niekaip kitaip nerodo. Tai va tokios patirtys pas mane, daugiau nežinau, aš tiesiog, kad ten nuotaika, savijauta pagerėjau, tai tikrai viskas tvarkėsi 100%. Dėmės ant rankų buvo, žinot, galvau senatvinis, kaip mes sakom, jau ten rudos dėmės, tai viskas aišku. O pasirodo, kad ne, iš tikrųjų kepenys pradėjo valytis, nes tokie dariniai pas mane ėjo, taip pat kepenų valymasis ir aš manau ir inkstų galbūt, nes tos dėmės pradėjo automatiškai dingti. Ir viena buvo ant juosmens, tokie, žinokit, net kaip karpa vos ne, kad jau galvojau, tiesiog trukdė man. Ir čia kažkaip tai vieną kartą, kad pasičiupinėjau, kad jau jos ir nėra. Tik toks truputėlį juodas taškelis, ir viskas. Tai mano tokia patirtis, o dabar, nežinau, perduodam žodį gal Rimutei, nes jinai sakė, turės reikalų, tai gerai būtų, kad jinai... Gerai, ačiū Valerija. Valerija, kiek tau metų pasakyk? Man 64. Tai aš tik tai savo pridėsiu, aš ją pamačiau po gerų pusės metų, nors mes kaimynės iš tikro, bet žiemą kažkaip nelabai matėmės, tik telefonu bendravom, kai pamačiau Valeriją, aš sakau, kas tavo veidas. Jinai antie, kad jaunėjus jos veidas, aš net turiu kelias jos nuotraukas senesnės ir dabar tai va šitą tai pastebėjau jau pati asmeniškai ir aišku žinojau jos vyro problemas, tai buvo man žinomos visos, tai aš labai džiaugiuosi. Tai gerai, Valerija, ačiū tada Rimute. Klausom jūsų atidžiai. Labas vakaras. Į šitą kompaniją aš atėjau jau metai bus, pirmus produktus gavau 28 birželio. Ir aišku, nusifotkinau, įsimatavau pirmiausia ir pradėjau naudot. Ir aišku, aš nuvažiavau po 2,5 mėnesio jubiliejus, man 60 buvo.
ir mano mergaitė Oslė gyvena, oro uoste nepažino, prabėgo pro šalį jinai. Įsivaizduokit, ant tie pakitimai. Svoris nukrito labai mažai, tik 5 kilogramai, o labai sumažėjo apimtys 35 centimetrai. Dabar jau gal apie 40. Bet kaip nekeista, svoris stovi vietoje, nei kiek nemažėja. Tiesiog tik tai būtent iš kūno viskas mažėja, tai rankos, tai kojas palaipsniui, tai pečiai. Ir matos iškart ant drabužių, kaip nekeista, savijauta aišku daug geresnė ir sumažėjo labai rūtų dėmių ant rankų. Daugiausia visi pasakoja, čia jau senatvinės dėmės, jau paprasčiausia, kas jau pamato ant savo rankų rūdas dėmės, visi jau senatvinės, čia jokie nesenatvinės. Dabar jaunom 35 metų moterim jau yra tų dėmių ir 30. Čia valosi kepenys, tiesiog toksinai eina iš kepenų. Ir jeigu organizme jau nebėra vietos viduj, jie išlenda į viršų kaip jokios, kad ateina su spuogučiais ir labai įsigandę, pradeda naudoti mūsų produktus ir sako, oi, čia man alergija. Čia jokia ne alergija, tiesiog mažai naudoja vandens, už tai eina viskas per kūną. Jie išeina į spuogus, netgi į votis. Ir man pačiai iš pradžių mes nežinojom, kai pradėjom naudoti tos produktus, kad šitie produktai naudojant reikia gerti daug karšto vandens per dieną, apie 1,5 litrų. Ir aš naudoju ramų vandenį arba šaltesnį, tiesiog vasarą karštą ir pati po 4-5 avarijų, 2 kartus onkologija sirgus ir ką aš pastebėjau, pradėjus naudoti gal po 3 savaičių man iššoko votis ant viršugalvio. Tiesiog man buvo smegenų slinkimas paskutinėje avarijoje stiprus ir aš manau, kad ten sumuštas viršugalvis buvo ir galbūt, kad ten buvo kažkokie užsilikę tie sumušimai ir būtent aš stipriai juos naudoju, tos produktus, tiesiog iš pradžių gal 3-4 dienas po pusę, o paskui visus pilnus ir kitą kartą net Mimaxą, tai netgi po 2 pakučius dienai. Ir staigus rezultatas, bet votis laikėsi 3 dienas, prasprogo jinai ir tikrai labai keista, kad neskausminga. Anksčiau turėjau votis ir toks skausmas būdavo, toks spaudimas, plėšimas. O čia labai keista, kad jinai pratrūko ir aš spaudžiu tiesiog ir jokio tokia skausmo net keista. Tai va čia būtent manau, kad tie toksinai buvo susirinkę. Ir dar kas pas mane iš tų rezultatų, čia aišku, viršsvoristas viskas nuo hormonų, labai daug naudojus gyvenime ir buvau sveriu netgi 168. Dar ant kojos, ant blauzdos pas mane buvo kraujagyslių rezginys, kaip toks grinai kaip žemėlapis ir toks skersmens kokie 5 centimetrai, toks didelis. Ir kai aš pavargstu, kai grįžtu už darbelių, vakare iš vis prisilies negalima prie tos vietos, pasipūtęs, jisai patinės ir skausmingas būdavo. Ir kažkada aš labai stipriai šitą koją buvau sumušus, aišku, dar per avarijas nukentėjo. Ir žinokit, aš nenufotografavau, nes aš negalvojau, kad gali būti kažkas tokio, kad jisai gali pranikti man. Ir tik prieš gerą mėnesį pirty pamačiau, kad pas mane tas rezginys likęs kaip mažo pirštelio nagiuko dydžio, įsivaizduokit, gal centimetras kažkur va iš tų 5 centimetrų. Tai va čia kažkas keisto, tikrai būčiau nusifotkinus, bet, kad sakau, net nepagalvojau, kad taip čia jisai išnyks jau man. Aišku, čia galima kalbėti iki ryto, rezultatų tų labai daug. Vien tik tai aš pasakiau dėl savęs, bet aišku, dar pas mane buvo tos miomos daugybinės kraujuojančios, dabar aš jau nebeturiu, jos sudžiuvo ir to kraujavimo jau seniai nebėra. Ir paskutinę kartą pas ginekologą buvau, tai tiesiog sakė, jau niekas jos nebekenksta, o jos yra suvytę ir tiesiog dabar galiu ramiai gyventi. Ir aišku, dirbu aš kiekvieną dieną su žmonėm ir su vaikiukais ir su suaugusiais. Labai dideli rezultatai dėl vaikų, kurie po skiepų gauna įvairių kitų problemų, įvairių ligų ir ypač autizmas. Tai žinokit, rezultatai 0,5 metų naudojant, po 5 mėnesius 4 turiu daug vaikų Lietuvoje tokių, kurie atvažiuoja su tėveliais. Tai ką aš pastebėjau, pagrindas kas, kad aprimsta labai jie, jau mokykloje irgi mokytojai susikalba, darželiuose irgi gali susikalbėti. Pirmą, kad rankyčių mane duoda patikrinti, tėveliai laiko stipriai suėmė, kad aš galėčiau diagnozuoti kažką. O dabar jau labai ramiai ir tiesiog bendrauna su manim ir patenkinti jau ir šypsosi ir tikrai labai pažanga labai didžiulė yra. Tada labai trumpai pasakysiu keletą žodžių apie savo mamą. Parsivežėm, jau ją nešti atnešė prieš 5 mėnesius, 6 beveik.
Tai būtent nevaikščiojo viską ir vienu žodžiu ir maitinau ir viską į pampersą darė. Ir dabar va praėjus tiek laiko, pagrindas naudoja Blimaxą ir Vinmaxą. Mimaxo jai labai nepatinka, matot, kaip senas žmogus man neskanu, čia tenais blogas mano ją. Nu tai gerai, naudok tą Blimaxą. Ir iš pradžių Greenmaxą, dabar jau gal mėnau nebenaudojam Greenmaxą, nes kitą kartą nebespėja tualetą nueiti. Tiesiog nors ir pusę pakučia. Tai įsivaizduoju, kad už vakar buvau pas ją nuvažiavus, dabar jau išvežėm į kaimą, pati jau pasirūpina, jau pradėjo vaikšto su vaikštukais, bet kartais kartą vyras atėjo pietų ir rado ją be vaikštukų. Tiesiog jau gali po truputį nueiti ir be jų. Ir kaip nekeista, nuvažiavus dabar radau, kad įsiskalbus drabužis, kur anksčiau būdavo jau gal kokie 3 metai, pati, kad ir skalbimo mašina skalbė, įskalbus negalėdavo padžiauti, negalėdavo rankų pakelti, tiesiog atvažiuodavo, laukdavo, kada vaikai, kad atvažiuos, kad sutvarkytų, o dabar pati nieko nesakius, įsiskalbė, ir duo, kad pasidžioja rūbus. Ir jinai sako, man galva labai laisva, jinai būdavo suka su visu kūnu, kad pasisukt, nes ant tiek buvo ten pas ją užkalkėję sprandinė daly. O dabar sako, judinu galvą, tokia lengva, tokia laisva. Tai dabar jau įkalbėjau, kad Mimaxą naudotų. Prisakiau aš jai būtinai, mama, sakau, ryte. Ir sako, man rūgštį sukėl, sakau, valgant truputį užvalgiai, tiesiog vėl Mimaxą ir vėl maistą. Tai žinokit, nes rūgštis daug kam sukelia Mimaxas, jeigu prieš valgį naudoja. Kam per daug rūgščių yra. Geriausia jos pavalgė, bet arba gali valgio metu. Tai nebijokit, kad jisai rūgštis sukels, nes labai daug C vitamino. Tai būtent jūs, aš apie produktus nekalbu, jūs visi tikriausiai jau paskaitę, įsiklausę, jeigu ne, tai toliau darysim gal zumuose, konkrečiai apie kiekvieną produktą, gal vieną kart vieną, kitą kart kitą aptarsim. Tai va, šiai dienai tiek aš, nes matau labai daug mūsų mergaičių, kurios tikrai labai nori pasisakyti, labai bus įdomu, kad kiekvieną nors po truputį, nes jeigu ilgai kalbėsim, tai čia iki ryto kalbėsim. Tai dabar galiu. Aš dabar matau, kad yra pas mus, gal Elytę pasiūlyti dabar. Gerai, jūs jau mergaitės vadovaukit šitam paradui tada. Gerai. Ačiū labai, Rimante. Dabar Elytę, tiesiog kviečiu po Elytės vėl tada kitą sekančią, po truputėlį pasipasakoti. Gerai, po truputį, taip greitai. Taip, po truputį, greitai, trumpai. Jeigu išeina kameras, įsijunkit, labai būtų smagu jūs pamatyti. Elytė, ar tu esi? Aš esu. Nu, pasakok. Girdėt. Aš nenoriu kameros jungtis, todėl, kad aš... Gerai, neprievartausiu. Gerai, pasakok. Aš turėjau ant kaktos guzą. Daugiau 30 metų. Ir pasižiūrėjau, kad tas guzas sumažėjo ženkliai. Ir net nufotkinus turiu palyginimui. Tai žinokit, nelabai ir matosi, kas likė, bet kaip dar jisai yra. Pasimenu, koja buvo lūžus, per kauliuką tais apvalus buvo. Čia kodėl? Girdi mane kas? Girdim. Tai žinokit, basanoškės neusisekdavo per kauliuką. A dabar jau kauliukas tuščias, dar prieky yra ten toks guziukas ir matomai įsivaikščioja. Tai va, tai tiek. Kiek laiko vartojate Elytę? Aš gal prieš naujus metus pradėjau. Tai ne taip. O ką maždaug, ką pagrindę naudojat? Aš dabar viską. Ok, šaunuolė. Gerai. Bet tas kokteilis Nutrimax tai ir labai ir skanus, ir geras. Tau niekur neskauda, kaip jau išgeri. Gerai, laukiam. Narių neskauda. Bet jo nėra. Nu tai Sulauksim. Gerai. Gerai, labai ačiū, Elytė. Kas sekanti mergaitės? Sekanti Astutė yra Asta, klaipėdietė ir Vilnietė, dabar nežinau, iš Gruzijos grįžę, jie ten su draugu. Dabar pasako, kas Astutė tu. O, tu mane pagavai, tik iš mašinos išlipus. Nieko tokia, pasako. Aš turėjau tai didžiausią bėdą, miomą, kuri mane vargino kiekvieną mėnesį po 14 ir ilgiau dienų. Pavartojusi Kateriną, man beliko 4-5 dienos. Tikrai labai tuo džiaugiuosi, pagyvino visą mano gyvenimą, o Greenmaxą vartojant, aš, kad ir kaip nenoriu svorio numesti, aš jį numečiau. Dar numečiau jo 4 kilogramus.
Mano nebeliko Labai patinusio veido, kas inkstai labai neveikia, bet dabar labai susitvarkė, kiekvieną rytą atsikeliu graži. Tikrai labai to džiaugiuosi, kad nebevargino tai, kas vargino anksčiau ir užkietėję vidury vargino, o dabar visiškai skraidau. Taip gerai jaučiuosi. Ačiū Rimutei, ačiū produktam. Labai Ačiū, daili mergaitė Astute. liko, Ačiū. šiandien mačiau Taip. tikrai labai gražiai. Dabar norėčiau pakviesti, Ačiū. jeigu yra Rolanda. Rolanda mūsų, esi Rolanda? Nesigirdi. Ten apie vyro problemas didelis, apie... Rolanda, ar yra Nesimato? tarp mūsų? Rolanda. Nesimato. Ne, kvieskit kitą. Kas sekanti, kas dar norit pasakyti? Tai dabar Sėdi ramios. Rimutė, gali tu Rolandos papasakot, tu ten visų Tai aš problemas gerai, aš žinai. trumpai pasakysiu. Nu. Aš daug metų draugaunu su Rolanda ir įsivaizduokit, vyras pas ją labai stambus ir tiesiog didžiulę problemą turėjo, tropinės opos 15 metų kažkur tai, per abi kojas. Ir tiesiog skausmos baisios skausmos, nesusikalbėdavo niekas su juo, nes labai skaudėdavo ir į vaistino skausmo nepadėjo. Abi kojos tamsios, beveik juodos, tos aplinktas žaizdas ir skausmas toks, kad tiesiog neiškentėdavo jisai. Ir žinokit, viską mes išbandėm, aš įvairiose kompanijose dirbusi, daug ką naudojom ir viską aš siūliau, rekomendavau ir niekas jam nepadėjo susitvarkyti. Ir daktarai pasakė, ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, tu jau žmogau iki gyvenimo galo turėsi tas problemas ir vaikščiosi su žaizdom, didžiulė trombozė yra. Ir įsivaizduokit, dar šį kartą jisai manim patikėjo savo žmoną, kuri tiesiog nori, nenori, kartu pradėjo gerti abudu ir jisai naudojo, paklausė. Šiai dienai aš negaliu pasakyti, ar per 2-3 mėnesius, kad pas jį užgijo tas žaizdos, abi kojos užgijo žaizdos ir svarbiausia, ką jisai pasakė, man nebeskauda jau 60%. Sumažėjo ant 60% skausmus. Dabar dar geriau dabar, nes ir aš jos kaip tai šiandien rytą klausiau ir ką jinai pasakė, jisai dabar pjauna ir žolę, jisai dirba fiziškai, kur anksčiau jisai negalėjo vaikščioti normaliai. Nieko negalėjo dirbti, nei žolės pjauti, nei kažkokio kito fizinio darbo. O kaime gyvenant priemiestį, tai ir bulvės sodina, ir visus kitus darbus dirba, jį reikėdavo pagrindas vienai tą daryti. Tai įsivaizduokit, ant kiek rezultatas, čia jau labai didžiulis rezultatas. O kaip jo svoris, ar sumažėjo? Kažkiek sumažėjo, bet negaliu pasakyti kiek ir kaip. Va tiesiog toks. O žmonai labai pagerėjo su virškinimu, jinai su skrandžio problemų turėjo, pilvo pūtimu, tai būtent didelis pliusas. Taip, kas dar norit pasisakyti, mergaitės? Ačiū. Nedrįsta tikriausiai, ne? Žinokit, tikrai tą Zoomą tai labai norisi, kad kalbėtumėt už tai, kad tas įrašas labai svarbu. Taip, dabar gal yra Jolanta čia. Jolanta, bet nežinau, kuri čia Jolanta yra. Ką dabar aš galiu dar papasakot iš mano žmonių atsiliepimų. Iš vis labai dideli rezultatai, kas turi onkologijas. Turiu 2 žmonės iš skirtingų miestų, tai Rokiškis ir Kaunas. Žmonės, kurie serga kraujo vėžiu paskutinės stadijos ir abi metastazės kepenyse, plaučiuose, kauluose. Kraujas labai prastas ir pirmą kartą pas mane atvažiavo, jį atvežė, čia iš Kauno verslininkas, ir antrą kartą atvežė, trečią kartą pats atvažiavo ir įsivaizduokit, per 3 mėnesius dingo metastazės plaučiuose ir kepenyse. Žmogus jau pradėjo norit gyventi ir netgi nusipirko butą gamtoj, tiesiog prie upės, nes jisai jau tikrai jau buvo netikėjęs, kad jisai išgyvens. Tai aišku, jisai juokavo, kad aš jeigu galėčiau, tai panešiau Rimutę, ant rankų nešiočiau. Tai va, šiai dienai jisai stiprus, energingas. Ir antras atvejis yra Rokišky, tai ten 85 metų senukas. Tai būtent ir tas atvejis, ir tas gydytojai nustebę ir klausė jų, kaip, dėl ko, iš kur čia dabar tai pasikeitė ir taip kraujas pagerėjo ir visą kitą. Aišku, sakau žmonėm, jūs nepasakokit to gydytojam, nes ne visi gali suprasti, jie gydytojai. Ir dar kol kas Lietuvoje nėra sertifikatų lietuviškų ten arba europietiškų, kol kas yra pasauliniai sertifikatai, kol kas nėra atstovybės, kai jau paskui pradėsim stipriai, jau turėsim atstovybę, visą kitą, tai žodžiu, dirbsim plačiau ir
Tai tiesiog dalinsimės ir tais rezultatais, nes kiti žmonės gėdijasi, nenori pasakyti, bet dar turiu pas mane kasdien ateina žmonės su rezultatais. Draugė mano iš Anykščių, pas ją buvo diagnozuotas odos vėžys ant veido. Įsivaizduokit, didžiulis toks kietas toks, su 2 šaknim darant tyrimus, kas buvo pamatyta, siūlyta operuotis arba spinduliavimai, jinai nesutiko, bet bandykim tais produktais. Ir rezultatas per 2 mėnesius, bet jinai gėrė Mimaxą ryte vieną per piet, Bliumaxą po piet ir vakare, dabar parekomendavau rytais Grinmaxą naudot, tai žinokit, po 2 mėnesių nukrito tas ant veido tas derinys ir liko tik tai duobutės, 2 duobutės, kur tos 2 šaknys buvo. Tai jinai tiesiog su džiaugsmu sakė, aš vartosiu visą gyvenimą, kad tiesiog, kad ir tu nerekomenduosiu, bet aš vis tiek nepaliksiu šitų produktų. Svoris nukrito nedaug, bet tai palyginus per porą mėnesių 6 kg tai daug. Ir 20 cm apimties per 2 mėnesius, tai jūs įsivaizduokit. Ir ką aš pastebėjau, daugiausia apimtis krenta kuo stambesnis žmogus, tuo greičiau jam pasiduoda tas figūros tvarkymas. Tiesiog, kur kūdė liekni žmonės, jie gražus, bet kažkiek figūra keičiasi ir pas juos, va būtent tas tūtė, kaip pasakoja. Tai sakau, gražu pasižiūrėti, kaip manekenė likus. Tai va, kai kasdien matai žmogų, tai aišku, kažkaip nepastebi, bet kai jau rečiau, ir paprasčiausia, ką galiu pasakyti, va mūsų, pavyzdžiui, Valerija, ne? Tai veidukas ant tiek atjaunėjęs, arba dar kitą